Saudo Arabija pasakė ne Trumpui ir artimųjų rytų krizę apgaubė dar rimtesni įtarimai. Kinija galėjo įsikišti užkulisiuose, kad pastumėtų Rijadą prieš Vašingtoną. Šiandien 2026 m. gegužės 7 dieną. Jungtinių valstijų sukurtas projektas Laisvė, skirtas lydėti laivus per Hormūzo sąsiaurį, įstrigo. Po to, kai Saudo Arabijos karalystė, kaip teigiama, atsisakė leisti naudotis Princo Sultano oro baze ir Saudo Arabijos oro erdve operacijai paremti. Šis sutapimas per stiprus, kad būtų galima jo nepastebėti. Prieš kelias dienas Xi Jinpingas kalbėjosi su Mohamedu bin Salmanu ir paprašė atverti Hormūzo sąsiaurį. Vakar Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Arakčis buvo Pekine. Įvykių seka pastato Kiniją į šios permainos centrą ir palieka Vašingtoną akistatoje su galimu diplomatiniu išdavimu. Blogiausias krizės momentas. Tuoj viską papasakosiu, bet dabar norėsite užsiprenumeruoti kanalą, kad ir toliau būtumėte gerai informuoti. Informacija realių laikų, aukščiausias kokybės žurnalistika, kokios dar nematėte. Patikimumo standartas, Milsonas Alvesas. Amerikiečių operacija turėjo tiesioginį tikslą – atidaryti iš naujo maršrutą, kuriuo eina lemiama pasaulio naftos dalis ir sumažinti Irano spaudimą krovininiams laivams, naftovežiams ir jūrų draudimo bendrovėms. Donaldas Trumpas norėjo parodyti, kad Jungtinės valstijos vis dar kontroliuoja Persijos įlankos saugumą. Tačiau Saudo Arabijos atsakas netikėtai sustabdė šį planą. Pasak NBC, kurią cituoja įvairūs tarptautiniai šaltiniai, Rijadas supyko, nes projekto Laisvė paskelbimas nustebino Persijos įlankos sąjungininkus. Nebuvo pakankamai koordinacijos su tais, kurie pirmieji nukentėtų nuo Irano atsakomųjų veiksmų. Saudo Arabija nenorėjo pabusti su karu prie savo durų, sužinojusi iš spaudos, kad jos teritorija galėtų tapti Amerikos operacijos platforma. Ir čia pasirodo Kinija. Kaip tylus, bet galingas žaidėjas. Pekinas turi tiesioginį interesą Hormūze, nes priklauso nuo energijos, kuri keliauja tuo maršrutu ir palaiko ryšius su Iranu bei Saudo Arabija. Kai Xi kalbasi su Mohamedu bin Salmanu apie tai, kad sąsiauris liktų atviras, o netrukus po to priima Irano užsienio reikalų ministrą aptarti karo pabaigos ir praėjimo atnaujinimo, žinutė yra aiški. Kinija nori kontroliuoti naftos diplomatiją, kol Trumpas neperėmė operacijos kontrolės. Pekinas mano, kad laisva JAV karinio jūrų laivyno misija Persijos įlankoje sustiprina Vašingtoną, daro spaudimą Iranui ir priverčia Kiniją priklausyti nuo Amerikos sprendimų. Saudo Arabijos karalystė žino, kad Vašingtonas vis dar yra būtinas jos gynybai, tačiau taip pat žino, kad Pekinas perka energiją, investuoja, kalbasi su Teheranu ir nereikalauja tokio pat politinio paklusnumo. Pats rimčiausias dalykas yra tai, kad šis atsisakymas įvyko tuo metu, kai Trumpui reikėjo parodyti savo stiprybę. Pasak Reuters, derybos, apie kurias kalbama tarp Vašingtono ir Teherano, apima ribotą formulę su oficialia karo pabaiga. Sprendimą dėl eismo Hormūzo sąsiauryje ir 30 dienų lango atvėrimą platesnėms deryboms. Kitaip tariant, Trumpas spaudė jūroje, kad turėtų pranašumą derybų metu. Saudo Arabija sustabdė būtent tą dalį, kuri deryboms suteikė karinį svorį. Iranas greitai pastebėjo šią spragą. Teheranas žino, kad jei didžiausias JAV arabų sąjungininkas Persijos įlankoje riboja amerikiečių karinę prieigą, Vašingtono galios įvaizdis nukenčia. Irano pareigūnai jau viešai atmesdavo per griežtas sąlygas ir stengiasi parodyti, kad nėra spaudžiami. Associated Press pranešė, kad Iranas peržiūrinėjo amerikiečių pasiūlymą, kai Trumpo spaudimas didėjo, jis grasino sustiprinti bombardavimus, jei Teheranas nesutiks su susitarimu. Grasino Jungtinės valstijos, siekia 20 metų moratoriumo urano sodrinimui, visos sodrintos medžiagos perdavimo. Viešos garantijos, kad Iranas nesieks branduolinio ginklo, Fordow, Natans ir Isfahano išmontavimas, draudimas vykdyti požeminę branduolinę veiklą ir patikros pagal pareikalavimą, su bausmėmis pažeidimo atveju. Trumpui tai būtų sunki pergalė. Saudo Arabija turi pakankamai priežasčių nepasitikėti skubotą operaciją. Karalystė jau pati patyrė, kokia rizika kyla dėl karo per tarpininkus su Iranu. 2019 m. rugsėjį dronų ir raketų atakos smogė Saudi Aramco objektams Apkaike ir Kureiše.
Laikinai buvo sustabdyta apie 5,7 milijono barelių per dieną Saudo Arabijos naftos gamybos ir dar 700 tūkstančių barelių per dieną gamtinių dujų skysčių. Tas išpuolis parodė, kad naftos perdirbimo gamyklos, naftotiekiai ir energetikos centrai gali būti atakuojami net tada, kai Saudo Arabija perka brangią gynybą ir palaiko strateginę partnerystę su Vašingtonu. Ši trauma paaiškina dabartinį atsargumą. Donaldui Trumpui projektas Laisvė buvo būdas pralaužti blokadą ir parodyti vadovavimą. Saudžiams tai buvo rizika tapti raketų, dronų ir diversijų taikiniu, jei Iranas nuspręstų atkeršyti. Saudžiams raketų, dronų ir diversijų taikinys, jei Iranas nuspręstų atkeršyti. Saudžiams tai buvo rizika tapti raketų, dronų ir diversijų taikiniu, jei Iranas nuspręstų atkeršyti. Rizika tapti raketų, dronų ir diversijų taikiniu, jei Iranas nuspręstų atkeršyti. Saudžiams tai buvo rizika tapti raketų, dronų taikiniu, jei Iranas nuspręstų atkeršyti. Bet jie taip pat nenori, kad Hormūzo sąsiaurį kontroliuotų amerikiečių operacija, kuri paverstų Pekiną Vašingtono įkaitu. Tuo tarpu Izraelis toliau veikia prieš Irano remiamą jėgą Libane. Reuters pranešė, kad Izraelis surengė ataką Beiruto priemiesčiuose ir teigia nužudęs Hezbollah Hadoan pajėgų vadą. Tai buvo pirmoji tokio pobūdžio ataka nuo balandžio paliaubų. Šis žingsnis rodo, kad net ir vykstant deryboms tarp Jungtinių valstijų ir Irano, Izraelis neketina mažinti spaudimo su Teheranu susijusioms grupuotėms. Netanyahu nuomonė, bet koks švelnus susitarimas, išsaugantis Irano ašį, yra būsima grėsmė. Hezbollah nuomonė, kiekvienas eliminuotas vadas silpnina karinio atstatymo galimybės Libane. Šis Izraelio žingsnis taip pat didina Saudo Arabijos baimę. Reuters pažymėjo, kad nuo konflikto pradžios kovo mėnesį Libane užfiksuota daugiau nei 2700 žuvusiųjų. Taip pat yra aukų ir Izraelyje. Šie skaičiai rodo, kad regionas nesusiduria su teorinė krize. Kiekvienas naujas karinis sprendimas turi įtakos civiliams, infrastruktūrai, vyriausybėms ir rinkoms. Stipriausias istorinis faktas, padedantis suprasti Saudo Arabijos sprendimą, slypi ne tik išpuolyje prieš Aramco. Jis taip pat slypi giluminėje Persijos įlankos politikos permainoje po daugelio metų priklausomybės nuo Jungtinių valstijų. Dešimtmečius Rijadas priėmė logiką, kad Saudo Arabijos nafta ir Amerikos apsauga eina kartu. Tačiau po pastarųjų sukrėtimų karalystė pradėjo įvairinti savo partnerius, suartėjo su Kinija, pradėjo dialogą su Iranu, ieškojo ekonominių susitarimų už tradicinio ašies ribų ir ėmė veikti kaip savarankiška galybė. 2019 metais, kai jų objektai buvo atakuoti, Amerikos atsakas neišsklaidė Saudo Arabijos pažeidžiamumo jausmo. 2026 metais, kai Donaldas Trumpas paskelbė apie operaciją karo su Iranu metu, Mohamedas bin Salmanas nebenorėjo kartoti sąjungininko vaidmens, kuris prisiima riziką, kol kita vyriausybė kontroliuoja pasakojimą. Yra pavyzdžių kitose šalise, kurie sustiprina šį požiūrį. 2003 metais Turkija, nors ir buvo NATO sąjungininkė, parlamente atsisakė suteikti leidimą Amerikos kariuomeniai naudotis jos teritoriją Irako invazijos metu. Šis sprendimas sujaukė Vašingtono karinius planus ir parodė, kad sąjungos nereiškia besąlygiško pritarimo, kai vidaus kaina yra didelė. Persijos įlankoje logika panaši. Saudo Arabija gali būti Jungtinių valstijų partnerė, tačiau ji nenori paversti savo teritorijos karo prieš Iraną centru be koordinacijos, apsaugos ir aiškios naudos. Skirtumas dabar tas, kad yra galybė pasirengusi išnaudoti šią dvejonę – Kinija. Pekinas kalbasi su saudais, kalbasi su iraniečiais ir bando parduoti nepakeičiamo arbitro naujuosiuose artimuosiuose rytuose įvaizdį. Įtarimas dėl Saudo Arabijos išdavystės kyla būtent iš šio susikirtimo. Trumpui reikėjo Rijado, kad parodytų jėgą. Kalbėjosi su Mohamedu bin Salmanu prieš pokytį. Irano užsienio reikalų ministras buvo priimtas Kinijoje, kol amerikiečių pasiūlymas dar buvo svarstomas. Ir lemiamų momentų Saudo Arabija atsisakė leisti naudoti savo oro erdvę. Tai galėjo būti tylaus Kinijos spaudimo rezultatas, siekiant užkirsti kelią Jungtinėms valstijoms paversti Hormūzą karinio dominavimo arena.
Aš esu Milsonas Alvesas, internacionalistas, ir mano tikslas – kasdien pateikti jums teisingą informaciją. Naujienų nuorodos yra vaizdo įrašo aprašyme. Paspauskite patinka šiam vaizdo įrašui, užsiprenumeruokite kanalą ir pabaigoje peržiūrėkite komentarus, kad dar labiau įsitrauktumėte į Milsono Alveso bendruomenę.